Gruodžio horoskopas. Gruodžio mėnuo pasižymės kaip galinga pūga, stiprios energijos šuorais, gausa kaip sniego naujienų, įvykių, o taip pat stiprių jausmų proveržiais. Gruodžio 2 Merkurijui įžengus į Ožiaragio ženklą, jau pirmąją dekadą žodžiai pasižymės didelę jėgą. Tad įsipareigojimus prisiimkite, būdami tvirtai įsitikinę, kad galėsite juos įvykdyti. Nuo gruodžio 5 Venerai keliaujant Skorpiono ženklu, didesnį dėmesį skirkite tarpusavio santykiams. Gruodžio 13 prasidėjus Mėnulio jaunačiai, norėsis kurti ateities planus. Svarbiausius darbus atlikite iki gruodžio 15, kol dar Merkurijus juda direkcinė kryptimi. Merkurijui ėmus judėti retrogradinė kryptimi, vėlesnėmis antros dekados dienomis palankiau pabaiginėti anksčiau pradėtuosius darbus bei projektus. Gruodžio 22 Saulė pereis į Ožiaragio ženklą. Į pirmą planą kils svarbiausios dvasinės vertybės. Šios dienos pasižymės jautriu švenčių laukimu. Sulaukus šventų kalėdų, norėsis dalintis meile ir gerumu. Paskutinės gruodžio dienos esant artimai Marso ir Merkurijaus pozicijai Šaulio ženkle, labiau tiktų kolektyviniams sprendimams. 30 gruodžio Venera įžengs į Šaulio ženklą, tad paskutinės gruodžio dienos laikas renginiams, smagiems bičiulių susitikimams. Sėkmingo jums gruodžio ir džiugaus naujųjų sutikimo. Gimusiems po Avino ženklo. Gruodis jums galės priminti po truputį didinančio greitį traukinio judėjimą. Jo dienos Saulė ir Marsui judant Šaulio ženklu, šaunios veržliam jūsų judėjimui į priekį, aukštesniems karjeros siekiams, o taip pat įdomioms patirtims, giliems jausmams. Mėnesio pradžioje Merkurijui perėjus į Ožiaragio ženklą, pirmos dekados dienomis pažadus duokite bei naujus įsipareigojimus prisiimkite labai atsakingai. Juolab, kad nuo 5 dienos Venera keliaus Skorpiono ženklu, ragindama finansinius klausimus spręsti ypač dėmesingai. 13 dieną prasidėjus Mėnulio jaunačiai, antros dekados dienos pasižymės jums naujų sumanymų gausa. Metas tiktų dalykiniams bei asmeniniams pažintims. Nuo gruodžio 15 Merkurijui ėmus judėti retrogradinė kryptimi ir kylančiam mazgui viešint jūsų ženklo griaunamajame laipsnyje, būkite atidesni, atsargesni kelyje ir buityje, o gruodžio 20 Venerai judant Skorpiono ženklo griaunamuoju laipsniu, susilaikykite nuo rizikingų finansinių investicijų. Gruodžio 22 Saulė pereis į Ožiaragio ženklą, o 23 Merkurijus sugrįš į Šaulio ženklą. Tad šiomis dienomis, laukdami didžiųjų metų švenčių, daugiau dėmesio skirkite maloniam bendravimui, pasiruošimui jų sutikimui. Sulaukę šventų kalėdų, pasidžiaukite artimųjų meilę, jų susibūrimu, namų jaukumu. 30 dieną Venerai perėjus į Šaulio ženklą, puikus metas kultūriniams renginiams ir smagiam pasiruošimui naujųjų sutikimui. Daug gyvenimo džiaugsmo jums gruodį. Gimusiems po Jaučio ženklu. Gruodis jums netikėtumų kupinas mėnuo. Kaip nelauktai į duris pasibeldęs svečias, šis mėnuo dažniau pateiks ir netikėtų staigmenų.
Jau mėnesio pradžioje į ožiaragio ženklą atkeliavęs Merkurijus skatins siekti karjeros, realizuoti save darbo projektuose. Tad pirmoji mėnesio pusė jums ypač darbinga. Tačiau nuo 5 dienos Venera įžengusi jums opozicinį Skorpiono ženklą, susilaikykite nuo abejotinos finansinės rizikos. Kai kam šiomis vėlesnėmis pirmos dekados dienomis gali tekti gydyti ir savo sužeistą širdį. Nuo gruodžio 13 mėnulio jaunatis skatins ieškoti naujų galimybių, veiklos krypčių, verslo partnerių. 15 Merkurijui ėmus judėti retrogradinė kryptimi, palankiau pabaiginėti tai, ką jau esate pradėję. Gruodžio 16 Selena ir Jupiteriui viešintame pat jūsų ženklo laipsnyje būkite atviri naujoms galimybėms. Vėlesnėmis antros dekados dienomis galėsite grįžti prie anksčiau kilusių idėjų įgyvendinimo, o kai kas sieks sustiprinti ar atkurti gražius asmeninius ryšius. Gruodžio 20 Venerai keliaujant jums opozicinio Skorpiono ženklo griaunamuoju laipsniu, pasaugokite materialų turtą. Būkite atidūs, tikrindami gaunamas sąskaitas, atsargiau vertinkite gaunamus pasiūlymus bei venkite konfliktų. Gruodžio 22 Saulei perėjus į ožiaragio ženklą sektųsi planuoti būsimas šventes, o jūsų laukus norėsis meilė ir gerumu dalintis su artimaisiais. Gruodžio 30 Venerai perėjus į Šaulio ženklą, paskutinės gruodžio dienos šaunios draugystei ir meiliai. Šaunaus jums gruodžio bei džiugaus naujųjų sutikimo. Gimusiems po dvynių ženklų. Mėnuo priminsintis, kad gyvenimas turi būti kaip kvėpavimas. Jei daug dirbote, energiją iškvėpėte, turite jos vėl įkvėpti, tinkamai pailsėti. Saulei ir Marsui keliaujant jums opozicinių ženklų, gruodį jums palanku skirti daugiau laiko poilsiui, atostogoms, o likusiems darbuose dažniau aktyviai ilsėtis. Tačiau mėnesio užduotis jums tinkamai derinti darbus su poilsiu. Ir tai aktualu jau pirmąją gruodžio dekadą, Merkurijui iškeliavus iš jums opozicinio Šaulio į ožiaragio ženklą. Svarbiausius darbus, naujus projektus pradėkite prasidėjus mėnulio jaunačiai, kol dar Merkurijus juda direkcinė kryptimi. Gruodžio 15 Merkurijui ėmus judėti retrogradinė kryptimi, palankiau tęsti ir pabaiginėti pradėtuosius darbus. Nusileidusiam mazgui viešint svarstyklių ženkle, o Venerai judant Skorpiono ženklu, daugiau dėmesio skirkite savo gerai savijautai ir sveikatai. Gruodžio 22 Saulė iškeliavus iš jums opozicinio Šaulio ženklo, jausite energijos antplūdį. Norėsis daugiau laiko skirti artimiesiems, ypač mažiesiems šeimos nariams, kartu ruoštis pasitikti didžiąsias metų šventes. Jūsų laukia, pajauskite širdį kalėdų teikiamą ramybę, patirkite ir kuo daugiau džiugių akimirkų. Tarpušventyje daugiau savo dėmesio skirkite artimiesiems, ypač mylimam žmogui. Pagalvokite kartu, kaip kūrybingai susikurti nuotaikingą naujųjų sutikimo šventę. Daug šviesių, džiugių patyrimų ir smagaus pasitikimo naujųjų. Gimusiems po Vėžio ženklu. Gruodis jums įdomus, gausus darbais bei reikalais mėnuo. Tik stenkitės neįsisukti kaip voverė į darbų ratą, į pasiruošimo būsimoms šventėms maratoną. Savęs per daug neskubinkite, judėkite į priekį apgalvotais, apmąstytais žingsniais.
pravers ir prioritetų susidėliojimas. Ir tada jau pirmoje mėnesio pusėje jūsų rūpestingos bei diplomatiškos pastangos tiek darbuose, tiek ir stiprinant tarpusavio partnerystės, draugystės ir meilės ryšius ims duoti konkrečius gerus rezultatus. Juolab, kad nuo gruodžio 5 Venera keliaus Skorpiono ženklu. Romantiškiems susitikimams ypač palanki pirmos dekados pabaiga ir Mėnuliui judant Skorpiono ženklu. Šiomis dienomis stiprės jūsų intuicija, įžvalgos, tai padės priimti geriausius sprendimus. Gruodžio 13 prasidėjus Mėnulio jaunačiai, tinkamas laikas naujai jūsų pradžiai, o gruodžio 15 Venerai keliaujant karališkuoju laipsniu ir romantiškiems susitikimams bei patyrimams. Antroje mėnesio pusėje Merkurijui judant retrogradine kryptimi dažniau iškils praeities prisiminimai. Svarbu pasisėmus iš jų išminties nukreipti savo jėgas ateities kūrimui. Gruodžio 22 Saulei perėjus į jums opozicinį Ožiaragio ženklą, pasirašymo šventėms darbus dažniau derinkite su kūrybingu poilsiu. Namuose į talką pasitelkite šeimos narius. Sulaukus švenčių norėsis pajausti kalėdų dvasią, savo meilę apgaubti artimuosius. O vėlesnėmis tarpušvenčio dienomis daugiau savo laiko skirkite vidinės ramybės, harmonijos paieškoms. Daug meilės jums gruodį. Gimusiems po Liūto ženklu. Gruodžio mėnuo jums įdomiems organizaciniams darbams. Jo dienomis žvaigždės jums palankios. Būsite vėl ryškus, matomi, ryškės lyderystės savybės, sektųsi imtis naujų projektų bei sumanimų. Nuo gruodžio 2 Merkurijui judant jau Ožiaragio ženklu, pirmoji mėnesio pusė palanki norintiems įsitvirtinti darbuose, siekiantiems karjeros. Nuo gruodžio 5 Venerai judant Skorpiono ženklu, metas puikus draugystei ir meiliai, o renkantis verslo partnerius bei finansinius pasiūlymus pravers atsargumas. Gruodžio 13 prasidėjusi Mėnulio jaunatis palanki ieškantiems naujų galimybių, veiklos krypčių, darbo pasiūlymų. Tebeieškantiems savojo žmogaus laikas romantiškoms pažintims. Gruodžio 15 Merkurijui pasukus retrogradine kryptimi, o kylančiam mazgui viešint kreunamajame Avino ženklo laipsnyje, būkite atsargesni kelyje, kelionėms skirkite daugiau nei įprastai laiko. Antros dekados pabaigoje galimi netikėtumai darbuose, praverstų jūsų diplomatiniai sugebėjimai. Jie beje būtų naudingi ir kuriant bei stiprinant gražius tarpusavio ryšius. Gruodžio 22 Saulei perėjus į Ožiaragio ženklą, jums ramesnio atokvėpio metas. Šiomis dienomis pritaikysite savo organizacinius sugebėjimus, ruošdamiesi šventoms kalėdoms. Jūsų laukus tinkamas metas kultūriniams renginiams, bičiulių susitikimams, juolab, kad ir sugrįžęs į Šaulio ženklą Merkurijus padės prisiminti gražias anksčiau buvusius susitikimo akimirkas. O gruodžio 30 į Šaulio ženklą įžengusi Venera nuteiks džiugiam naujųjų sutikimui. Sėkmės jums gruodį. Gimusiems po Mergelės ženklu. Gruodis naujų galimybių paieškos mėnuo. Jo dienomis jums tiktų posakis, kas ieškos kaip duonos, suras. Tai metas, kai jūsų ženklu judant Lilit gali tekti siekiant rezultatų įdėti daug daugiau atkaklumo bei pastangų.
o tada gyvenimas gali imti ir apdovanoti naujo darbo pasiūlymų, karjeros augimo galimybę, asmeninio patobulėjimo variantų, o kai ką ir širdį džiuginančiais stabiliais tarpusavio santykiais. Nuo gruodžio 2 Merkurijui pradėjus kelionę Ožiaragio ženklu, pirmoje mėnesio pusėje ieškokite naujų galimybių, siekite karjeros. Ypač palankus laikas darbo susitikimams, pokalbiams, deryboms, sutarčių pasirašymui gruodžio 13 prasidėjus Mėnulio jaunačiai iki gruodžio 15, kol Merkurijus juda direkcine kryptimi. Gruodžio 16 Selenai susijungus su Jupiteriu Jaučio ženkle gali kilti įdomių namų pertvarkos idėjų. Gruodžio 22 Saulei perėjus į Ožiaragio ženklą, realizuokite jas neatidėliodami. Vėlesnėmis dienomis, ruošdamiesi šventoms kalėdoms, puoškite namus, kurkite juose harmoniją. O sulaukę gražių švenčių, pasidžiaukite bendravimu su artimaisiais. Tarpušvenčio dienomis norėsis siekti dvasinio komforto. Merkurijui judant Šaulio ženklu, laukiant ir ruošiantis naujųjų sutikimui, gyvenimas ant jūsų tako gali padėti ir malonę staigmeną. Gražių gyvenimo dovanų jums gruodį. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Gruodis jums pradėtųjų darbų užbaigimui, vyšnaitės ant torto užkėlimui. Šio mėnesio dienomis pabaiginėkite pradėtuosius darbus. Kaip atliekantis kūrinį muzikantas su įkvėpimu sugrokite paskutiniuosius jo akordus, o tada jau pasidžiaugsite metų pasiekimais. Ir tam palanki jums mėnesio pradžia, kol dar Venera vieši jūsų ženkle. Gruodžio 5, jei perėjus į Skorpiono ženklą, svarbu būtų susilaikyti nuo rizikingų finansinių investicijų, daugiau dėmesio skirti sveikatos ir imuniteto stiprinimui. Gruodžio 13 prasidėjusi Mėnulio jaunatis kurs palankes aplinkybės dalykiniams kontaktams, bendraminčių subūrimui. Svarbiausius darbus, dokumentų rengimą, sutarčių pasirašymą planuokite iki gruodžio 15, kol dar Merkurijus juda direkcine kryptimi. Vėlesnės antros dekados dienos pasižymės švenčių laukimu. Jomis šeimoje draugiškai dalinkitės vaikų priežiūra, darbais, smagiais kūrybiniais patyrimais. Kurkite namuose jaukumą. Gruodžio 22 Saulei perėjus į Ožiaragio ženklą norėsis kurti ateities planus, o 23 dieną Merkurijus sugrįžus į Šaulio ženklą stiprinti gražius tarpusavio ryšius. Sulaukę šventų kalėdų pasidžiaukite artimųjų susibūrimu, dalinkitės giedra nuotaika naujomis viltimis. Gruodžio 28 Marsui susijungus su Merkurijumi Šaulio ženkle, į kurį 30 dieną atkeliaus ir Venera, puikus metas kultūriniams renginiams, bičiulių susitikimams, kūrybingam pasiruošimui naujųjų sutikimui. Turiningo jums gruodžio. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Jums gruodžio mėnesį kaip kelyje galimi netikėti likimo posūkiai. Veikloje pravers jūsų profesionalumas, o kuriant tarpusavio santykius, mokėjimas pažvelgti į situaciją ir iš kitų pozicijos. Tai aktualu jau mėnesio pradžioje. Gruodžio 5 jūsų ženklą atkeliavus Venerai jau pirmąją dekadą stiprės emocijos, jausmai, norėsis ryžtingiau spręsti iškilusius finansinius klausimus. Gruodžio 13 Mėnulio jaunatis suteiks impulsą naujų idėjų realizavimui, o kai kam ir gražios draugystės kūrimui.
Gruodžio 15 Venerai viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje, ieškokite naujų progų ir galimybių. Vėlesnės antros dekados dienos palankios pradėtųjų projektų tęstinumui bei užbaigimui. Gruodžio 20 Venerai viešint griaunamajame jūsų ženklo laipsnyje, pasaugokite gražius tarpusavio ryšius. Būkite atsargesni kelyje. Gruodžio 22 Saulei perėjus į Ožiaragio ženklą, kurkite tolesnius karjeros planus, o laukiant didžiųjų metų švenčių, norėsis išsigryninti tikrasis vertybės, pripildyti širdį ramybės ir harmonijos. Šventos kalėdos suteiks progų išreikšti gerumą bei atjautą, labiau pasirūpinti artimaisiais. Vėlesnės trečios dekados dienos svarbios šeimos santykių stiprinimui, palankios materialaus pagrindo kūrimui. Gruodžio 30 Venerai iškeliavus iš jūsų ženklo ir laukiant naujųjų, jums ramesnis, harmoningesnis laikotarpis. Džiugaus naujųjų sutikimo ir daug meilės jums gruodį. Gimusiems po Šaulio ženklų. Gruodis jums žvaigždžių palankumo mėnuo. Svarbu šį palankumą tinkamai panaudoti. Šio mėnesio dienomis galite jaustis kaip lenktynėse raitelis ant greito žirgo. Lenktyniausite darbe su kolegomis, namie su antraja puse, o kai kada ir patys su savimi, imdamiesi didesnio darbų krūvio, stengdamiesi įsipareigojimus atlikti kuo greičiau. Kai kada net gali atrodyti, kad gyvenimas kaip spyruoklė suspaustas į nedidelį laiko tarpą. Darbams palankiai jums Saulei ir Marsui keliaujant jūsų ženklu jau šio mėnesio pirmoji dekada. Gruodžio 13 prasidėjusi Mėnulio jaunatis jūsų ženkle, šauni naujai jūsų pradžiai. Tik Saulei ir Mėnuliui viešint jūsų ženkle svarbu būtų atsirinkti, būtent kurias idėjas bei sumanymus vertėtų pirmiausia realizuoti. Venerai keliaujant Skorpiono ženklu, patartina susilaikyti nuo rizikingų finansinių sprendimų, būti atsargesniems kelyje. Tai ypač svarbu ir gruodžio 20 Venerai viešint griaunamajame laipsnyje. Atšventę savo gimtadienius jausite naujų jėgų antplūdį, tad imkitės jums svarbiausiųjų darbų. Gruodžio 22 Saulė iškeliavus iš jūsų ženklo, prasidės jums kiek ramesnis laikotarpis. Į jūsų ženklą gruodžio 23 sugrįžęs retrogradinis Merkurijus primins iki galo neužbaigtus darbus bei projektus, o kartu skatins daugiau bendrauti su jus suprantančiais bei palaikančiais. Šventos kalėdos atneš į širdis kalėdinę dvasią, siekį vidinės harmonijos. Jūsų ženkle gruodžio 28 susijungus Marsui su Merkurijumi, metų pabaigoje sektųsi sužibėti kolektyve įdomiais projektais bei pasiūlymais. Norėsis užbaigti statybų remonto, namų atnaujinimo darbus. Kai kas šiuo tarpušvenčio laikotarpiu norės atnaujinti ir buvusią draugystę. Juolab, kad gruodžio 30 į jūsų ženklą atkeliaus Venera. Šios paskutinės mėnesio dienos puikios draugystei ir meiliai. Šaunių pasiekimų jums gruodį. Gimusiems po Ožiaragio ženklu. Gruodis jums įdomaus kaupimo mėnuo. Jo dienomis kaupsite ne tik materialias lėšas, bet ir naujus įspūdžius, pažintis, džiugius patyrimus. Ir tam palanki gruodžio 2 jūsų ženklą atkeliavus Merkurijui būtų jau pirmoji mėnesio pusė.
Gruodžio 13 prasidėjus mėnulio jaunačiai palanku ieškoti žinių, užmegzti naujus dalykinius kontaktus. Tinkamas metas ir ieškantiems pagrindinių bei papildomų darbų. Gruodžio 14 ir 15 mėnuliui judant jūsų ženklu, jums romantiškas metas, puikus draugystės ir meilės ryšių kūrimui bei stiprinimui. Vėlesnėmis antros dekados dienomis, nuo gruodžio 15 Merkurijui jūsų ženkle ėmus judėti retrogradine kryptimi bei esant artimoms Selenos ir Jupiterio Jaučio ženkle pozicijoms, palankiau pabaiginėti pradėtuosius darbus ir projektus, užbaiginėti remonto statybų darbus. Gruodžio 20 Venerai viešint griaunamajame Skorpiono laipsnyje, būkite atsargesni kelyje ir buityje, susilaikykite nuo abejotinų finansinių investicijų. O gruodžio 22 atkeliavusi jūsų ženklą Saulė galės suteikti naujų įdomių idėjų. Gruodžio 23 Merkurijui grįžus į Šaulio ženklą, daugiau dėmesio skirkite maloniam švenčių laukimui bei jų sutikimo pasiruošimui. Sulauktos kalėdos suteiks daug smagaus artimųjų bendravimo, o taip pat sustiprins vidinės harmonijos pojūtį. Paskutinėmis gruodžio dienomis norėsis kurti naujus planus, ieškoti kelių į sėkmę. Tai metas ir gilesnių vertybinių klodų atskleidimui. Džiugaus naujųjų sutikimo ir sėkmingo jums gruodžio. Gimusiems Povandenio ženklu. Gruodis jums įdomių susitikimų mėnuo. Jo dienomis gyvenimas gali ant jūsų kelio pastatyti žmones, turėsiančius didelės įtakos jūsų ateičiai. Ir tai gali būti jau mėnesio pirmoje pusėje, Saulei, Marsui ir Merkurijui keliaujant Šaulio ženklu. Šiomis dienomis palankus dalykiniai susitikimai, darbų paieškos, dėrybos, aš pakartosiu tą vietą. Ir tai gali būti jau mėnesio pirmoje pusėje. Saulei, Marsui ir Merkurijui keliaujant Šaulio ženklu, šiomis dienomis palankus dalykiniai susitikimai, darbų paieškos, dėrybos, sutarčių rengimas bei pasirašymas. Prasidėjusi gruodžio 13 mėnulio jaunatis džiugins naujai kilusiomis idėjomis bei sumanymais. Stenkitės realizuoti tai išsyk. Gruodžio 15 Merkurijui ėmus judėti retrogradine kryptimi dažniau grįžti prie neužbaigtų projektų bei darbų. Vėlesnėmis antros dekados dienomis didesnį dėmesį skirkite artimiesiems, išgirskite ir jų lūkesčius. Gruodžio 20 Venerai viešint griaunamajame laipsnyje susilaikykite nuo emocinių pirkinių. Gruodžio 22 Saulei perėjus į Ožiaragio ženklą norėsis ne tik permainų, bet ir stabilumo. Gruodžio 23 Merkurijui sugrįžus į Šaulio ženklą sėkmė lydės suburiančius bendram tikslui komandą. Norėsis kurti ir būsimų kelionių planus. Džiugus švenčių laukimas stiprins tarpusavio ryšius, o atėję šventos kalėdos suburs visą šeimą. Vėlesnėmis šių metų dienomis į pirmą planą kils šeimos reikalai, laimę teiks šiltas bendravimas su mylimais žmonėmis. Gruodžio 28 Marsui susijungus su Merkurijumi Šaulio ženkle galimi netikėti įdomūs susitikimai bei patyrimai. O gruodžio 30 Venerai atkeliavus į Šaulio ženklą, kai kas ruošis sutikti naujuosius išvykoje ar smagioje kelionėje. Šaunių planų jums gruodį. Gimusiems po žuvų ženklu. Gruodis jums šeimos reikalų mėnuo.
Jo dienomis savo artimiesiems jausitės reikalingi, kaip tyro vandens gurkšnis. Šio mėnesio dienomis norėsis atverti širdį gerumui ir pagalbai savo artimui, labiau pasirūpinti vyresniais šeimos nariais. Nuo gruodžio 5 Venerai žengus į Skorpiono ženklą, jau pirmąją dekadą stiprės jūsų įžvalgos bei intuicija. Galimi dažnesni emocijų bangavimai, gilės jausmai. Gruodžio 13 prasidėjusi Mėnulio jaunatis Šaulio ženkle, palanki ieškantiems naujų veiklos krypčių, siekiantiems asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Šios dienos tiktų dalykiniam bendravimui, darbo naujoje vietoje pradžiai. Gruodžio 15 Venerai viešint karališkajame laipsnyje, puikus laikas draugystei ir meiliai, romantiškiems patyrimams. Merkurijui judant retrogradine kryptimi, vėlesnėmis antros dekados dienomis daugiau laiko skirkite kūrybai, saviraiškai, asmeniniam tobulėjimui. Gruodžio 20 Venerai viešint griaunamajame laipsnyje, svarbių reikalų geriau nespręsti, sutarčių dar nepasirašinėti. Gruodžio 22 Saulei perėjus Ožiaragio ženklą, norėsis labiau pasirūpinti ne tik materialiais, bet ir dvasiniais dalykais. O sulaukus šventų kalėdų širdį tegu šildys artimųjų meilė ir gerumas. Tarpušvenčio dienos palankios kultūriniams renginiams, seniai matytų bičiulių susitikimams, smagiam šeimos laisvalaikiui. Daug džiaugsmo jums gruodį ir nuotaikingo naujųjų sutikimo.